Nu tai labas rytas visiems. Šiandieną sveikinusi iš Klaipėdos senosios perkėlos. Dabar beveik 9 ryto, keltas išplaukė 9. Žygis, kurį šiandien eisim, yra apie 13 km. Pirma žygio dalis yra per Smiltynę, ten kur dabar ir plauksim. Oras šiandien vėjuotas, labai šaltas vėjas, bet va, biški saulė matosi, tai nėra pilnai apsiniaukę. Eisim dabar nuo čia, nuo mūsų perkėlos, per Smiltynę, apsisuksim ir tada palei jūrą atgal ir per mišką grįšim. Ir po to kelsimės į Klaipėdą ir tenais jau kitas, antra dalis žygio bus. Dar tenais gale per Molą praeisiu. Seni laivai, kaip eksponatai dabar čia padėti. Čia informacija apie juos. O ten buvo aukščiausias Klaipėdos pastatas. Kažkas apie 100 metrų. Tai vėjo dabar visiškai beveik nėra, nes tenais, kai kėliausi, tai buvo labai stiprus vėjas. Va, esame čia, eisim taip, iki Molo galo, tada atgal, tada kažkur iki čia, tada Klaipėda jau ten kitas, parodysiu vėliau. Delfinariumas. O tas kalnas yra jūrų muziejus. Čia visai prie delfinariumo, o mes einam toliau. Dabar čia palei delfinariumą einu, link Molo. Čia kažkur pas galiukas turėtų būti kuršinėlius. O čia yra Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras, šitas pastatas. Baigėsi asfaltas. Nu va, viskas. Dabar esu pačiam galiuke Kuršių nerijos. Čia va Marios įtaka. O, kaip čia lygus smėliukas toksai. Nu va, čia Molas ir dabar eisiu per jį. Šitas Molas yra naujas, visiškai matot, toks va, visiškai lygus naujas, gražus platus Molas, labai patogu per jį eiti. Labai ilgas Molas, kokia pusė kilometro gal bus. Bankos irgi nemažas.
Panašu, kad gal net ir nedaeisiu iki pačio galo. Nes va, uždaryt. Gal negalim toliau eiti. Bet vis tiek kažkiek nueisiu. Toks visai slidus kelias šiandien. Dar čia toks nuolydis. Tai jeigu neatsargiai eisi, gali ir nuslyst. Norėjau sakyti, kad čia vaizdo nepamatysiu, nes viską užstoja. Bet va, matom kažkoks yra apžvalgos vieta, kur galima užlipti. Jo, buvau teisus dėl to apžvalgos aikštelės. O laivas atplaukė. Čia va visa tas va. Čia va visa ta Kuršių nerija. Ten tolyn eina. Ten kažkur Nida. Čia taip biškį net purškia nuo jūros vandens. Taip ir maniau. Gerai, kad ne į vandenį. Taip ir pamaniau, kad nukris kamera. Nils Holgersson. Va čia kaip ir pats galas, tenais jau toliau nebenueisi. Ten jau nėra tokio kelio. Uždaryta. Čia va šalimais yra Melnragės molas. Ten toliau jau kažkur Palanga tenais. Čia va Kuršių nerija. O aš eisiu atgal turbūt jau. Viskas grįžtu ant smėlio. Lygus smėlis. Galvoju, čia bus labai sunku eiti šiandieną, bet ne. Labai lygus smėlis, labai lengva čia eiti. Kaip per asfaltą. Čia vėjas tai toks jau nepageidautinas, taip pasakysiu. Čia būtent iš šito rato surinkinėja jūrų muziejus vandenį iš jūros savo. Čia gal negalima eiti, bet bet užtat smėlis toksai ankštesnis, jis reikia eiti. O, pagaliau gražu, bet iš vėjas tai siaubas. Nefaina taip buvo eiti. Parėjau nuo ten iki čia. Kokie 3 kilometrai. Va tas molas. Va, ten kur mėlyna jau praėjom. Čia va palei marias, molas ir palei jūrą. Liko tik per mišką nueiti iki perkėlos. 6,4 km. Nu va, ir grįžtu. Štai ir vėl perkėla grįžti į Klaipėdą. O dabar laukiu kelto atgal į Klaipėdą ir tada eisiu štai šį maršrutą per pačią Klaipėdą. Čia yra 8 km, per 1,5 valandos manau pereisiu. Dabar lauksiu pusę valandos kelto. Nu va, persikėliau.
pagaliau. Čia va remontuoja paupį. Reikia eit gatve. Čia yra Antanas Poška, žymus lietuvių keliautojas, motociklininkas. Tai va čia jam padaryta yra skulptūra. Dėl šitos skulptūros biškai net nuo savo maršruto nusukau. Truputuką teko pakeisti. Bet va, pamačiau. Ėjau į senamiestį. Jau dabar yra realiai pati centrinė senamiesčio dalis. Čia va yra Dienovidžio skveras. O dabar artėju link Klaipėdos salos tokios mieste. Vadinasi Jono kalnelis. Va, čia ta sala, o čia toks aplinkui, čia ta pati upė teka, Danija. Nueisiu ant pačios salos per tokį tiltelį. Nu va, išeinu iš salos. Visai fainai ta sala. Nu va, prasideda tokios gamyklinės tokios vietos. O bokštas kaminas. Kažkoks va tiltas ten su kažkokiu vamzdžiu. Va, artėju prie parko, kuris vadinasi Malūno parkas. Ten nu kažkoks ežeriukas toks yra mažas, prūdelis. Nu įsivaizduoju biškai kitaip. Bet va toks va kažkoks. Tokį va turime ežeriuką. Šitas ežeras toksai apėjimas jo tiesiog dėl papildomų kilometrų buvo. Čia net nėra nieko ypatingo. Bet kadangi ir taip jau yra 12 km nueita šiandien, tai kirsiu čia nais per tiltelį. Dabar jau mažiau įdomesni keliai, tai nėra ką rodyti tiesiog.
čia nebe centrinė miesto dalis. Žiauriai ilgas ir neįdomus tiltas. Bet perėjau ir dabar einame vėl link centro. Nu, tenais kitoj viškai vietoj. O ten va, skulptūrų parkas, į kurį mes dabar ir einam. Nu va, skulptūrų parkas dabar. Einam pasižiūrėsim, ką čia gero turim. Pirmas eksponatas, kurį turim. Ką čia žaidžia? Nežaidžia. Šūs kamuoliukas. Jis rimtas. Buldogas, ne? O taip pat perėjau parką. Dabar einu jau link finišo, nebetoli. O čia Mažvydo alėja. Liko koks kilometras tik tais iki finišo. Oi, kas čia? Oi. Nu, viskas dabar finišo tiesiogiai tenais va, iki pat galo. Finišas tenais, kur nakvau šią naktį bute tokiam. Nu, priėjau tokią aikštę, tremtinių aikštę. Čia va surašytos vietos, kur buvo tremti žmonės okupacijos metu. Tai va, iš esmės maršrutas praeitas, apeitas realiai irgi visas Klaipėdos centras, Kuršių nerijos galas, paplaukėtas su keltu ir praeita apie 15 km. Va čia matot, aš tiksliai nežinau. Viskas, atėjom. Čia tas butas. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėjote šitą video. Tikiuosi jums patiko šitas video apie Klaipėdą. Ir jeigu patiko, paspauskite like, subscribe, jeigu dar to nepadarėte. O mes, kaip visą laiką, susitiksime po savaitės.